Jeigu turi riebę veido odą, šansas, kad turėsi inkštirų yra nuo 75 iki 95%. Problema yra ta, kad riebios odos tipas išskiria didelį kiekį odos riebalų, moksliškai vadinamų sebumų. Dėl gausaus sebumo išskirimo poros padidėja, o pats odos paviršius tampa riebaluotas ir blizgus. Ir pats iš savęs sebumas nėra blogas dalykas, kol nepradeda kauptis porose, nes būtent tada pradeda formuotis inkštirai. O sprendimas yra gana paprastas ir akivaizdus. Turint riebę veido odą, būtina nuo odos paviršiaus pašalinti sebumo perteklių. Tik dauguma žmonių tą daro labai neteisingai ir naudoja įvairiausius šveitiklius su grūdeliais, odą sausinančias priemonės su alkoholiu ar dar blogiau – muilą. Vienintelis odai draugiškas ir efektyvus būdas yra kosmetinės rūgštys, o konkrečiai AHA ir BHA rūgštys. Ir šios rūgštys yra ypač naudingos turint riebę veido odą, nes padeda ne tik pašalinti sebumo perteklių nuo odos paviršiaus, bet sumažinti išsiplėtusias poras ir jas išvalyti tam, kad nesusiformuotų inkštirai. Ir štai šio rūgštinio veido prausiklio stotyje rasite pieno, glikolio ir salicilo rūgštis, kurios efektyviai pašalina sebumą, negyvas odos ląsteles ir išvalo poras. Šis prausiklis yra top prausiklis mūsų klientų rate. Todėl jeigu turite riebę ar mišrią veido odą, kovojate su išsiplėtusiomis poromis, spuogais bei inkštirais, tai yra produktas, kuris privalo atsidurti jūsų vonios lentynoje.